Neatsimeni biškai. O kur sesė? Kur sesė, Pauliau? Oho, kaip vienas moka. Geras. Liuks. Dar nepus reikia norą sugalvot, ko labiausiai nori sugalvot. Ko Lunytė labiausiai nori. Sės čia. Nenoriu pasakyti, geriau namo. Tai mes vaistų nuo temperatūros tai galim duoti, bet jis, suprantat, kiti vaikai, va tie, kurie ateis į svečių. Ne, supratau, jau čia viskas, šitą jau supratom. Čia dėl svečių jūsų, dėl jūsų pačių, tai vis tiek jie gyvens centre, visi, tai jeigu čia naimunė. O tai gerovės centre kiti vaikai neužsikrės nuo jo? Nepavojinga. Palaukit, jūs kalbėkit ramiai. Aš pati pergyvenu dėl to, kad tas vaikas susirgo. Aš nenoriu nieko nujausti. Tai va, tai dabar aš tik tai klausiu, tam vaikui važiuoti, jeigu jam dar aš galiu sugirdyti vaistus ir atvežti, bet galiu jūsų svečius užkrėsti. Man dėl vaikų skyriuje vaikai, kurie yra atskiruose kambariuose gyvena, aš mažiau pergyvenu negu dėl jūsų mažamečių, ten 2 metų mergytė, bus sakėt. Ir be to jam gali kilti temperatūra aukštesnė. Jis blogai jaučiasi, suprantat, jis ne tik, kad... O galima su juo pakalbėti? Nu, su juo galit pakalbėti. Bet tik tai tada, kažkaip ramiai, palaukit. Aš suprantu, niekam nemalonu tokie dalykai, bet tai... Oho, kaip vienas moka. Geras. Liuks. Benukai, tėtis norėtum pakalbėti. Na. Tėtis kalbas turim. Impa, pašnekys. Labas, Benukai, kas nutiko tau? Kas yra, Benukai, pasakyk? Tu gali eiti, kaip tu jautiesi, sakyk? Benai, neverk, pasakyk, pakalbėk su manim, kaip tu jautiesi? Na gerai. Tai išgerk tabletę nuo temperatūros ir važiuok su sese, gerai? Ar gerai? Ne. Nenori važiuoti gimtadienį? Jo. Nori likti tenai? Ne. Tai važiuok su sese, ir su Paulium. Ką? Gerai? Ką? O kaip tu jauti? Nori važiuoti? Benukai. Alio, vaikas serga. Ar jūs suprantat, ar jums tas pats vienodai rodo? Ką reiškia vienodai rodo? Kodėl jūs sakote, kad vaikui važiuok sergančiam? Todėl, kad jisai serga, jam 38, jisai blogai jaučiasi. Tai kodėl jūs dabar jam liepat važiuoti? Tai mes neliepėm, mes norim, kad jis važiuotų. Išgerai nuo temperatūros išgerai ir viskas. Jisai bus su mumis atskirai nuo visų, jisai su nieko nekontaktuos niekai. Tai kaip jisai švęs ten bendra erdvė? O tai gerai, tai jisai, esmė tai, kad jisai atvažiuos kartu, kaip jis švęs, tai kažkaip švęs, susidės kombinezoną, aš nežinau, tai jūs supraskit, jis vienas dabar per gimtadienį, nei tečia, nei mamos dabar važiuoja visi švęsti, jisai, matai, turi temperatūros, gali būti namų globos namuose su kitais vaikais, bet į gimtadienį atvažiuoti su kitais vaikais negali, nes jisai galimai gali užkrėsti kitus vaikus. Jisai atskirai kambariuose yra, suprantat. Tai mes traukę jam nupirksim, dezinfekcinį paimsim, kur ta problema, aš nesuprantu, dėl ko taip reikia dabar jį žaloti psichologiškai. Jo, bet jeigu jam daugiau komplikuotis, bet jūs įsivaizduokit, jeigu jam daugiau komplikuotis, koks jam skirtumas,
skirtumas, kur sėdėti, ar tenai... Jeigu jam kils iki 309, mes kviesim greitai ir bus Nu, tai ligoninė. žinoma, aš irgi sakau, kad jeigu kils iki 39, iškviesim tą greitai. Nu, koks skirtumas, kurioj patalpoj jam būti, ar toj patalpoj. Nu, kaip jūs taip irgi, aš nesuprantu. Nu, aš suprantu, kad jis serga, bet tai jam dabar tie nervai dar daugiau nusadins tą imuninę sistemą ir jis dar daugiau pakriks. Jūs į tai nepagalvojat, kad vaiko emocinė būsena gali sukelti dar didesnių pasekmių negu ta temperatūra. Bet jūs suprantat, kad ligonį vežioti skersvėje ir taip toliau visur yra negerai. Nėra ligonis, nu koks ligonis, tai visi vaikai serga, visą gyvenimą visi serga. Nu tai su 38 vaikui, gal nuo danties ta temperatūra, jam dygsta dantis, jis nieko nežino. Jam dygsta dantis. Vienu žodžiu, 2 valandą susirinkam tam kambarį. Ačiū, viso gero, labai žinoma. Dar nepus reikia norą sugalvoti, ko labiausiai nori sugalvoti. Ko Lonytė labiausiai nori. Sės čia. Iki. Iki. Noriu pranešti tokį šiandien dienos įvykį, tai kad nuvykus šiandien aplankyti vaikų į Pastogę, buvo tik Benas ir Lūna, tai yra Paulius ir Lūna, Benas ligoniniai. Sakė, naktį siuntė man žinutę, bet nieko negavau, nesvarbu. Tai dabar jisai yra ligoniniai ir jam iškvietė, nes temperatūra pakilo iki 39. Mūsų galva tai ten galėjo būti, vakar irgi pasakė, kad jam ten sukilo staigiai temperatūra. Mūsų manimų galėjo būti dėl danties, nes dygsta dantis. Nusivežėme gimtadienį viskas jam buvo gerai, paskui grįžo naktį, žodžiu, jam pakilo temperatūra iki 39, iškvietė greitai, nuvežė infekcinį, nustatė angina, nors jis ten niekam, jam nei gerklės nieko neskaudėjo, bet nustatė anginą. Tai nuvykę norėjom kartu su broliais ir sesiais nuvažiuoti į ligoninę, aplankyti Beną, tai sąlygos tokios, kad vykti galime atskirais automobiliais, ta prasme su žmona, Paulius su Lūna važiuoja į Pastogės automobiliu, su socialinė darbuotoja ir apsaugos darbuotoja dar su vienu automobiliu. Ir kiek man dabar yra žinoma, tai į ligoninę galime atvykti tik tai su socialinė darbuotoja, be socialinės darbuotojas ligoniniai pasimatymė dalyvauti su Benu negalim. Tai dabar važiuoju į ligoninę, važiuoju kaip ir į darbą, kaip ir į sūnų aplankyti sūnų tiek, kiek leidžia sąlygos, o kaip į darbą, tai įsiaiškinti įvykio aplinkybės, nustatyti, kas davė tokius nurodymus, pagal ką vadovaujasi, kas nustatė kokią ligą, koks specialistas diagnozavo, kaip darė tyrimus, žodžiu, visus teisėtus faktinės aplinkybės surinkti, kuri bus panaudota paskui mūsų gynybai. Tai tiek, o po to įdėsiu video, nes viską filmuosiu, protokoluosiu, kadangi dabar dirbu oficialiai teisės specialistu, tai turiu ir šiaip be šito darbo turiu teisę ginti savo šeimą ir visą kitą. Tai va tiek žinių. Kloščiusi situacija. Jūs žinote, kad galite būti tik su darbuotoju. Nu tai mes ir būnam su darbuotoju. Nu,
Nu. Tai, o įstaigoje yra darbuotojų, kiek yra darbuotojų. Tai čia ne mano problema. Yra įstaigos ligoninės darbuotojai, kurie prižiūri jūsų vaiką. Jie jam nėra artimi, jisai yra morališkai, jam yra sunku, jam Tai reikia... jūs aplankyti, va matot, jūs galite jį aplankyti, kažkiek valandų galite pabūti. Tai jūs dabar sakot, kad mes turim čia biškį pabūti ir palikti į vieną ligoninį, gulėti palatui vieną. Teisingai, aš taip suprantu. Taip, todėl, kad čia kas nusprendė? Yra nustatyta. Tai jūs man galite? Tai jums yra nustatyta tvarka. Tai jūs mane nesiginčykit, parašykit, kas jums aktualu. Aš su jumis nesiginčiu. Aš tiesiog traukiu iš jūsų informaciją, nes atsakomybė. Dėl šito sprendimo asmeniškai nešite jūs atsakomybę. Konkrečiai jūs. Taip. Suprantat? Tai va. Tai gerai, tai tiek ir žinių. O tai dabar vaiko interesai čia kurioje vietoje stovi? Vaiko interesas yra pasveikti nuo užkrečiamos ligos ir jisai gydomas ligoninėje. Vaiko emocinė būsena ir vaiko interesas. Mes jau vakar kalbėjom apie vaiko emocinę būseną, tai jisai sirgdamas atvažiavo į gimtadienį. Jau tada buvo emocinė būsena ir aš nusileidau. Jisai nesijaučia emocinę būseną, bet jisai jau sirgo. Jisai ir dabar nesijaučia sergantis. Tai pažiūrėkit, kokie dangus įrašyta. Jaučiasi ir nesijaučia, jisai leidžiami vaistai, tai jisai sveiksta po truputį, suprantat, ir jūsų raštiško dokumento, kad jūs dabar tą teigiate, viskas taip turi būti išdėstyta ant popieriaus. Tai jeigu reikia, tai rašykite užklausą raštu, suprantat. Bet man reikia būti su vaiku, tol kol jį paleis, iš čia kol jis grįs pas brolius ir sesę. Yra ligoninė ir yra jau nustatytas susitikimo laikas, suprantat. Jeigu jūs norit kažko daugiau, jūs parašykit raštu. Mes kalbam raštai nesuvaikščio, šiandieno vaikas turės būti vienas per naktį, čia vienas, be artimo jokio žmogaus paliktas vienas, mažametis vaikas, jūs tai suprantate? Yra personalas tenai, suprantat? Ką reiškia? Yra ligoninės personalas. O ką, jisai yra artimas vaikui kažkoks tai, jisai neturi tėvų, kad negali su juo būti tėvai? Tėvų turi, bet yra globėjas, dabar mes esam globėjai. Jūs esate nusikaltę, aš jums dar kartą sakiau. Tai va, matot, kaip jūs kalbate, tai apie ką mes kalbam tada? Kad parašykit raštu, kad kaip jūs kalbate, prašom užfiksuoti irgi. Kad aš taip pasakiau ir kaip sureagavo tada darbuotojas. Ką jūs pasakėte? Aš viską įrašinėjau, matau jūsų kolegą, yra viskas įrašoma. Tai jeigu jūs įrašinėjate, tada aš bandžiu kalbėti, gerai? Tai gerai jau prisikalbėjo, pakankamai. Aš dar daugiau galiu pasakyti. Tai va, atsitiko toks dalykas, vaikas dabar, Benas mūsų, pakilo vakare temperatūra, naktį jam 39, kad darbuotojai sakė, kad neštų atsakomybės, iškvietė greitoji paguldė į ligoninę, pastatė lašalinę, nustatė anginą. Pasimatyti mums su vaiku galima tik tai dalyvaujant apsauginiui ir socialiniai darbuotojai pastogės. Turime 2 valandas laiko. Žodžiu, jie sako, kad vaikas turi būti vienas palatoj, negalima mamai būti. Ligoninės gydytoja yra informuota žodžiu, kad negalima tėvam būti be pastogės įstaigos socialinio darbuotojo priežiūros. Daktarė neturi jokio raštiško dokumento, kuris tai patvirtina. Pastogės darbuotoja reikalauja prašyti prašymą, kuris būtų išnagrinėtas tik pirmadienį, tai ta prasme vaikas turi būti vienas iki pirmadienio. Gydytoja taip pat sakė, kad jinai tikrai rekomenduotų mamai pasilikti, nes vaikas tikrai matosi, kad emociškai labai yra sugniuždytas. O pastogės darbuotoja draudžia mamai būti su vaiku ir miegoti su juo vienu, nes jisai atskirtas tai buvo nuo tėvų, dabar nuo savo artimų brolių, ir jisai sako, pastogės darbuotojas sako, kad personalas jo pasižiūrės, o jam tik tai yra 7 metai. O. Tai tokios žinios, mes, kadangi jokių oficialių dokumentų neturim patvirtinančių pasirašyto draudimo būti ligoniniai su mama
Kadangi pastogės darbuotojai, kiek sakė, jie neturi personalo, negali tom pasirūpinti, tai vadinasi, jiems reikia atimti globos teisės, mano manimu, jeigu jie negali taip rūpintis. O mes, kaip tėvai, norim rūpintis ir mums nieks negali uždrausti būti su vaiku ligoninėje, kai jisai serga, jį palaikyti morališkai, aš taip manau. O jie sako, kad ne, mes taip negalim daryti ir, kaip aš suprantu, jeigu mes atsisakysim, tai ta prasme, jeigu baigsis dabar, aš palieku žmoną, važiuoju namo atvežti į prailgintoją, ten treningą, higienos priemonių. Jeigu mama atsisakys išeiti, tai ją, kaip sakė, iškvies policiją ir, kaip aš suprantu, pagal teisės aktus, kaip sako, turėtų ją ištemti iš čia nuo vaiko vėl, kad nebūtų su vaiku, kai jisai serga. Tai žiūrėsim, ar taip realiai bus ar nebus, nes mes nenorim vieno vaiko palikti ir streso nenorim daryti. Tai jeigu atvažiuos policija su raginimu, kad negali būti su vaiku, tai mes paliksim be jokių priekaištų tas patalpas ir paliksim vieną vaiką žlugdytis toliau emociškai per prievartą, prieš mūsų valią. Tai tiek.